Vakar kėliau video apie automobilių pirkėjus, kurie perka iki 5000 eurų ir tikisi pilnai labai tvarkingo automobilio. Ir jie mane, sakiau, labai stebina tokie žmonės, kurie tikisi iš senų automobilių pilnai tvarkingų. Nu čia tas pats, kas iš pensininko tikėtis, kad jis bus olimpinis sportininkas. Taip, pensininkų būna labai gerų sportiškų formų, bet jų yra vienetai. Ir jeigu jūs manat, kad ten jūsų tas automobilis už 3-5 tūkstančius puikus, idealus, nu tai duokit man jį patikrinti, aš jums tikrai įrodysiu, kad jis yra neidealus. Ir padarom video. Kalbėkime apie vieną komentarą, kuris susilaukia daugiausiai laikų. Žodžiu, tam komentarė yra parašyta, jog aš tikinu, kad nereikia tikrinti pigių automobilių. Ir nereikia nuvertinti savo klientų. Aš niekada nenuvertinu savo klientų, bet aš taupau jų pinigus ir stengiuosi visada taupyti. Ir aš pats sakau, kad reikia juos tikrinti, bet reikia tikrinti adekvačiai. Reikia atsižvelgti, kokių metų automobilis už kokią kainą ir kokios būklės reikia tikėtis. Jeigu senas, nu nereikia tikėtis jo idealaus. Čia tas pats, kas iš pensininko tikėtis, kad jis bus olimpinis sportininkas. Taip, pensininkų būna labai sportiškų ir stiprių, bet jų yra vienetai. Kaip ir automobilių, pilnai tvarkingų už kokius ten 2-5 tūkstančius eurų. Taigi, būkite adekvatus ir pasistengkit peržiūrėti tinkamai video. Man keista, kai komentaras, kuris visiškai nesutampa su tuo, ką sakau, visiškai nuginčia tai, ką sakau būtent, gauna tiek laikų. Tai ką jūs neklausot mano video ir aš labai neaiškiai kalbu, bet man kyla klausimų. Tiek žinių, geros jums darbo dienos, lėkiu dirbti. Iki.